tiesiog mėgaujasi kol kas krepšinių Utenos komanda. Kas man patinka, kad jie skaito situaciją. Justas Furmanavičius. Tokie aktyviai iš Jonavos pusės ir... Justas Furmanavičius. 50 ant 50 yra labai skaudus, kai tu jau beveik turi kamuolį ir dar gauni dėjimą. Furmanavičius atakavo Simonsą. Mes kalbėjome antrajame kėlinyje, kad Jonava būtent yra ta komanda ir dabar jau Justas Furmanavičius. Trečias jo dėjimas šiandien. Tai LKL ar tai galbūt kažkur į užsienį išvykti. Čia vėl kyla Justas Furmanavičius. Kažkuoja daug labiau, daug kitaip ir turi būti pasiruošęs viskam. O čia dar vienas į Furmos highlightų rinkinį. Ketvirtas, man atrodo, jau Furmanavičiaus dėjimas. Šį kartą taip lengvai. Viena svarbiausių Jonavos atakų. Furmanavičius pereina su kamuoliu į kitą aikštelės pusę. Pats įsibėgėja Justas Furmanavičius. Ta prasme. Iš vienų rungtynių galima bus sukurti tikrai gerus highlightus Justo. Penktas, man atrodo, dėjimas. Tiesiog, wow. Tai buvo pirmasis komandos tolimas metimas. Justas Furmanavičius, jos skrydis. Furmanavičius. Bando centruoti, bet tai ne jo duona. Čia, išnaudoja savo atletiškumo persvarą. Furmanavičius. Atakuojamas Girdžiūnas, toks Šeškaus irgi sumanymas. Furmanavičius. Furmanavičius paliekama erdvėje, Stubelio irgi Furmanavičius blokuoja Ąžuolo metimą. Furmanavičius yra be galo šoklus ir fiziškai stiprus. Ir čia Tubelis turbūt nesitikėjo, kad varžovas jam iškrės tokią kiaulystę. Kėlinio pirmųjų minučių. Su kokia jėga veržiasi Furmanavičius pro Rutherfordą. Kaip buldozeris, tikras monstras. Justas Furmanavičius. Provokuoja Rutherfordą. Jis pasiima bilietą ant suolo. Tie skaičiai, su kuriais gali gyventi Jonavos Sivet. Wow, Furmanavičius dar vienas slalomas. Daro ką nori, Ąžuolas. Furmanavičius po driblingo Justo tritaškis. Nieks tai atvėrė Fosterį, bet nepataiko ir jis. Grome, geras pirmas perdavimas čia Furmanavičius. Pradeda rungtynėti jau netikliais metimais. Geras tenais Grome perdavimas po krepšiu ir koks sudėtingas Furmanavičiaus metimas. Ir taip, tu buvai teisus. Grome tikrai gerai mato aikštelę ir Pagrindais paremtas ankstyvas 2-2, Grome sugarino. Gareta puikus perdavimas Furmanavičiui ir vėl kaip gerai juda be kamuolio Jonavos krepšininkai. Tiesiog jau įprastas vaizdas Furmanavičiaus dėjimai. Geras išvaiptė Kamčikovlas. Ilga ryto ataka, lieka vos porą sekundžių. Furmanavičius gerai išeina iš priekio. iškart duoda naudos. Tik pasirodęs aikštė, geras perdavimas Larsonui, šio metimas iš toli yra tikslus. Šeškus, šis atgal Furmanavičiui. Vėl juda be kamuolio, tai puikiai Larsonas. Ir čia susigrąžina kamuolį svečiai. Greičiau grįžti tenais ir Furmanavičius dėjimas. Dėlė KMT finalo ketvirtą Dadusevičius, bet šiandien puikiai rungtynių pradžia jam. Vės prieš tai dėl... Čia gal dėti norėjo. Į kažkokį judesį ir kai tu apgauni. Tai Danielis buvo tas, kuris suriko apsaugos darbuotojams. Čia Furmanavičius eina į priekį 2+1, wow. Idėjas atletiškas, turi ir metimą, bet matome ir kontaktą mėgsta. Labai geras papildymas, ypatingai man patiktos ir iš ko ateina tos nemažas kiekis klaidų. Furmanavičius niekas neprieina prie jo. Gal stebuklų vadinti nereikėtų, bet tikrai turi kažką keisti ir keisti greitai. Furmanavičius meta iš toli Furmanavičius. 3 taškai. Ieško talantą
Mantas Zurguranas įmeta Mičovičiui. Suranda visiškai laisvą Furmanavičiui. Furmanas nenorėdamas rizikuoti. Prašo vandens pertraukėlę. Čelikas ir pats puikiai pažįsta šią areną, dar pernai jisai buvo pagrindiniu. Džordžą Gagičių šio epizodo metu buvo tas pasikonsultavo ir su juo pačiu prieš rungtynes ir jis vos žengęs į aikštę faktiškai perima kamuolį. Furmanavičius galų gale tarp šių dviejų klubų. Furmanavičius dar kartą ir dar kartą. Ketvirta komandinė pražanga Panevėžiui. Furmanavičiaus baudos metimas. Rosa. Pristabdytas, reikia nusimesti kamuolį. Furmanavičius. Ir iš vidutinio nuotolio. Furmanavičius. Prieš Džordžą Gagičių paliktas Furmanavičius ir vėl pirmų žingsnių paliktas varžovas. Jo sunkia pergalė 84-79. Furmanavičius dar sykį atakuoja Lelevičių Justas. Tarp visų žaidėjų, kurie išmetė bent 20 tolimų metimų, čia Justas Furmanavičius nutraukė visus pasakojimus apie Šmitą pelnydamas taškus. Šeškus neima pertraukėlių. Tuoj kitas Švilpukas taps reklaminė pertraukėlė. Jau seniai reikėjo. Justas Furmanavičius išlieja to labai slogaus Jonavos komandos starto. Šviesaus atminimo, gal nelabai šviesaus. Ir tuo pačiu ir Jonavoje, į kurią jis persikėlė sezono, jau galima sakyti, antroje pusėje. Vėl Furmanavičius ir... Justas Furmanavičius! Iškai tai dabar Justas Furmanavičius. Jau turi 6 iš 8 komandos pelnytų taškų. Riverso prisistatymas Kauno Žalgirio sirgaliams pirmuoju taikliu metimu Žalgirio arenoje. Na, Furmanavičius vienas iš tų, kur nepasiduoda, vis tiek kovoja iki galo. Ir Lavrinovičius čia nepataiko iš po krepšio. Furmanavičius su kokiu greičiu, su kokia jėga. Justas Furmanavičius. Marinkovičium. Furmanavičius atžengęs atgal, meta iš toli ir meta taikliai. Užsitęsusio ataka neatsargus Normato perdavimas. Justas Furmanavičius. Įspūdingai atsiplėšė nuo žemės. Tas puolime atkovotus kamuolius dabar jau tiesiog universiteto lygyje, žinoma. Buvo išsakyta ši frazė, bloką gauna Martynas. Dabar tiek, kiek sumetė per visą pirmąją, dar 3 minutės žaisti, čia surandamas visiškai laisvas Furmanavičius baudžia. Ir jos išvengė, Jonava atkovoja kamuolį, Justas Furmanavičius skuodžiai į priekį perdavimas Rainui Larsonui. Draugą laisvą prie tritašką, Larsonas. Furmanavičius iš toli. Laiką prie Jonavos Mineikis. Furmanavičius dar kartą agresyviai. 2+1. Dabar jau pražanga, pirmieji Jonavos komandos taškai. Minutės pertraukėlės. Labai gerai. Lauta atakuoja. Rajanas Larsonas ir žinoma su jais atvyko ir galbūt treneris Laimonas Seklinskas. Prieš su Mažeika. Furmanavičius oro neįdėjo. Tai buvo nuo pradžių. Čia kiek rankomis. Tos užsivedimo norėjo nuo pat pradžių. Mažeika. Retas ekstra perdavimas Furmanavičius. 3 taškai. Stiprinimo reikėjo perimetre. Furmanavičius aštriai 2+1, bet ir pavelka nebaisus. Justas Furmanavičius riaumoja. Furmanavičius tranzicijoje 3 taškai. Ką išdarinėja Justas Furmanavičius? 16 pelnytų taškų. Ir antrasis kėlys dar nesibaigė. Paskutinė šiauliečio ataka antrajame kėlyje. Armandas skuba ir gali įsiveržti priekį šeimininkai. Nė karto nepirmavę. Rungtynėse Jagėla sustabdo. Mato, kiek čia palaiko. Gali kamuolį laikyti iki kėlinio pabaigos. Arsonas. Įveikia Armando gynybą, nusimeta kamuolį perimetrą Furmanavičius. Justas Furmanavičius sprogdina areną, 19-asis jo taškas 2 tolimais
žaidimas išbaigė kėlį ir Sibetas į priekį. 45-43, štai tokia. Kiekviename sujuda Larsonas, vėl Furmanavičius, šitas metimas, Yra aukšto lygio matęs krepšininkas Marinkovičius šortrolę, perdavimas Furmanavičiui. Tai kaip jis atrodė Gargžduose, buvo ne taip lengva užatakuoti kaip Marinkovičių, Kovas renkasi veržtis iki galo. Furmanavičius bei Virginijus Šeškus triumfuoja. Dviženklis pranašumas, kurį turi Furmanavičius. Praktiškai be poilsio žaidžia Justas Furmanavičius. O čia puikiai, jeigu ne Justas Furmanavičius užbaigs Jano pataikymo per pirmosius 3 kėlinius Rytui, dabar jau antrą tritaškį iš 5. Pataiko Masiulis, Furmanavičius į kontaktą ir 2 taškai su pražanga. Jis ką tik pataikė iš toli. Ar labai? Tai be kamulio Fosteris, tačiau vėl drame dirba gynyboje, Sibet ieško galimybės greitajame puolime. Diantė Geretas ir Jonavos. Turbūt galima sakyti, Virginijaus Šeškaus auklėtiniai Panevėžio ekipai, tačiau galiausiai subrėž. Artėt kovota kamulio puolime, tačiau antrojo šansų. Vilniečiai nesusikuria, čia tranzicija. Furmanavičius nacionalinė krepšinio lygoje tuomet greitai parodė savo vertę, persikėlė į LKL. Čia Justas Furmanavičius krauna kamuolį iš viršaus, minutės pertraukėlės. Dabar iš svečius iš Vilniaus. Čia Tomas kamuolys arčiau krepšio ir su 4 asmeninėmis pražangomis jis pirmasis toks Jonavos ekipoje užsidirbęs 4, o čia Dramė bauda. Rukso užtvara. Kariniauskas apsvarytas dabar. Vaido Kariniausko žaidimas šiandieną taip pat neblizgo. Kreišmantas visiškai sustatytas. Šių žaidėjų pasirodymas Jonavoje. Dramė užtvara. Pasinaudoja jo Furmanavičius, tačiau kokia jo Verbster, Jonavos komanda vėl bėga nuo vilkų, Jonavos komanda vėl pajautusi kraujo skonį, didina savo pranašumą iki 17.58-41. Žvalgydamas į Kėdainius, gali žiūrėti ir į priekį, jie dar labai realiai gali pavyti ir paskutinį savo reguliaraus sezono susitikimą, žaidžiant prieš jam dar nepasiekus pusiaukelės. Furmanavičius dabar jau prieš Kadimą Džeką žaidžia drąsiai iki galo ir lygiai yra rungtyniavęs Geretas ir savaime suprantama, kad to talento jis turi. Galbūt amžius jau yra ne tas, bet puolime jis dar gali būti ryškus, kaip ir Justas Furmanavičius. Perimtas kamuolys, dėjimas iš Ničovičius. Lekūnas arti perimto kamuolio, bet vėliau krenta ant parketos lystelės. Metimų mesta taip pat nedaug, rezultatyvių perdavimų vos 4 ir komanda turi minus 25. Arlauskas dar poroje epizodų sublizgėjo, įdėdamas kamuolį į krepšį. Jarobauskas šiandien kuklus. Furmanavičius šį kartą veržėsi. Artizatė beje žaidžia